Dar kartą labą dieną visiems Lietuvos krepšinio aistruoliam. Lietuvos televizija pradeda tiesioginę transliaciją iš Stokholmo Globen arenoje. Šiandien turbūt čia yra visų Lietuvos krepšinio aistruolių širdys. Štai jūsų ekranuose ir ta grupelė Ispanijos rinktinės fanų, tačiau ji anaiptol neprilygsta tai sirgalių ordai, kuri prieš kelias dienas užplūdo Švedijos sostinę. Europos čempionato finalas Lietuva, Ispanija. Abi komandos žengia šiame turnyre be pralaimėjimų, iškovodamos po 5 pergalės ir pasiekdamos lemiamą turnyro etapą su geriausiais rezultatais. Ispanijos krepšinio istorijoje dar nėra buvę Europos čempionato, kurį laimėtų šios šalies rinktinė. Yra kolekcijoje auksas, yra sidabras, yra kolekcijoje bronza, yra sidabras, aukso ne. Lietuvos komanda paskutinį kartą Europos čempionatą laimėjo dar 1939 metais. Taigi, po 64 laukimo metų dar vienas šansas tapti stipriausia Europos rinktinė. Ir startiniai abiejų komandų penketukai. Lietuvos rinktinė. 5 numeris Mindaugas Žukauskas, 6 Arvydas Macijauskas, 7 komandos kapitonas Saulius Štombergas, 12 Aurelijus Žukauskas ir 13 Šarūnas Jasikevičius. Ir Ispanijos rinktinė, jos penketas pradedam nuo lyderio Pogazolis, 4 numeris. 7 numeriu žaidžia antras pagal pelnomus taškus krepšininkas ekipoje Juanas Karlosas Navarro. 8 įžaidėjas Jose Calderonas, 10 Karlosas Kimenezas ir 15 2,7 cm ūgio Jorge Garbachosa. Rungtynių arbitrai Luigi Lamonika iš Italijos ir Ilija Beloševičius iš Serbijos bei Juodkalnijos. Ir pirmasis kėlinukas netrukus prasidės. 95 metais lietuviai jau buvo pasiekę šį etapą, kuomet trūko tik tai vieno žingsnio iki Europos aukso, tuomet jiem kelią užkirto buvusi Jugoslavijos rinktinė. Dabar dar viena galimybė. Macijauskas. Netaiklus pirmasis Arvydo Macijausko metimas iš 3 taškų zonos ir su kamuoliu Ispanijos komanda, kaip ir galima buvo tikėtis, iškart ją pasitinka pragarišku švilpimu ir triukšmu Lietuvos rinktinės sirgaliai. Juanas Karlosas Navarro, netaiklus metimas ir su kamuoliu Saulius Štombergas. Apsikeitė tolimais šūviais pro šalį abi rinktinės. Šarūnas Jasikevičius, vienas iš geriausių čempionato žaidėjų, 8 rezultatyvūs perdavimai ir štai atrodo 9. Taip, Aurelijus Žukauskas pelno pirmosius taškus Lietuvos rinktiniai šiame 2003 metų Europos krepšinio čempionato finale. Čempionate, į kurį lietuviai išvyko lydimi galbūt nežinios, lydimi abejonių, ar pavyks pasiekti bent jau tikslą minimum, tai yra ar pavyks iškovoti olimpinį kelialapį. Ta lietuviai jau padarė. Maža to, jie jau užsitikrino sidabro medalius ir šiandien laimėdami finalą galėtų tapti Europos čempionais. Mindaugas Žukauskas prasižengė pirmąjį kartą ir su kamuoliu vėl Ispanijos komandos gynėjai. Pogazolis prieš jį Aurelijus Žukauskas. Pogazolio pirmasis metimas netaiklus. Šarūnas Jasikevičius sukerta per rankas Karlosui Kimenezui. Pogazolis vagia kamuolį iš pat pradžių lietuviai iš jo ir po to antrasis metimas netaiklus, prašo pražangos, jos negauna Pogazolis, Jasikevičius. Ir prasižengia Jose Calderonas, stabdydamas aštrų lietuvio įžaidėjo prasiveržimą. 2-0 priekyje Lietuvos rinktinė sužaidus minutę ir 12 sekundžių. Gražins kamuolį Lietuvos rinktinė iš užgalinės linijos. Macijauskas. Taiklus Macijausko metimas ir lietuviai padidino savo pranašumą. 4-0. 2 sėkmingos Lietuvos rinktinės atakos ir kol kas visos ispanų pastangos žlugdomos prie Lietuvos rinktinės krepšio. 3 metimus jau prametė Ispanijos komanda. Pogazolis ir Aurelijui Žukauskui skiriama pirmoji asmeninė pražanga, sužaidus minutę 32 sekundės. Trečioji komandinė lietuvių pražanga. Na, su panašiu žaidėju jau turėjo tvarkytis lietuviai, prisiminus grupės varžybos, kuomet Dirkas Novickis, dar vienas išskirtinio talento
Ketvirtasis numeris, sunkusis krašto puolėjas, buvo aiškus varžovų lyderis. Tuomet lietuviai Dirko Novickio problemą išsprendė ir Jorge Garbachos atidaro savo komandos taškų sąskaitą, įmesdamas pirmąjį dvitaškį. Arvydas Macijauskas, gražus perdavimas, tačiau nepagauna kamuolio Aurelijus Žukauskas. Ir Jose Calderonas, Juanas Carlosas Navarro. Pusfinalyje vakar lietuviai 4 taškais įveikė, bet pražangos bandė dabar užblokuoti varžovo metimą Aurelijus Žukauskas. Nepavyko to padaryti. Jasikevičius. Puldamas krepšį prasižengė Šarūnas Jasikevičius. Neįtin gera pradžia. 2 Jasikevičiaus pražangos ir tai yra jau 4. komandinė lietuvių pražanga šiame kėlinyje. Pergudravo dabar Jasikevičių, Jose Calderonas. Du buvę komandos draugai žaidžia Ispanijos rinktinėje. Barcelonoje, kaip ir Jasikevičius, žaidžia ir Rodrigo de la Fuente bei Juanas Carlosas Navarro. Ir po Gazolis 2 taškai ir pražanga. 3 iš eilės sėkmingi ispanų atsakymai. Greitai ištrynė tą persvarą, kurią turėjo lietuviai. Sėkmingiau pradėję pirmąjį kėlinį. Ir dar viena pražanga. Vėl keitimas, iškart į aikštę įeina Ramūnas Šiškauskas, keičiantis 2 pražangas turintį Šarūną Jasikevičių. 2 minutės 22 sekundės sužaidė, tai yra 12 sekundžių sužaidė lietuviai šiame finale pirmajame kėlinyje ir Jasikevičius priverstas atsisėsti ant suolelio, nes yra prasižengęs jau 2 kartus ir nenori, kad dar labiau sukomplikuotų savo ir visos komandos matyti situaciją. Šarūnas Jasikevičius tuo atveju, jeigu gautų dar ir 3 asmeninę pražangą. Be abejonės, jie ir būtų pasistengę jam uždirbti Ispanijos gynėjai, ypač tas, kuris rungtyniauja tiesiogiai prieš Šarūną Jasikevičių. Mindaugas Žukauskas, perdavimas nepasiekė Sauliaus Štombergo, naujos 24 sekundės. 7 minutės 36 sekundės prieš akis, dar galima sakyti beveik visas didysis Europos čempionato finalas. Saulius Štombergas, Šiškauskas. Kieta ispanų gynyba, Šiškauskas atiduoda kamuolį Štombergui. Štombergas išsisuka iš varžovo ir nepavyksta pelnyti taškų Sauliui Štombergui. 7-4 priekyje Ispanijos rinktinė. Ir su kamuoliu vėl Jose Calderonas, Barcelonos komandos žaidėjas. Puldamas krepšį prasižengia Juanas Carlosas Navarro. Rungtynių arbitras fiksuoja pražangą ispanui, antroji komandinė pražanga ir pirmoji asmeninė pražanga šiam gynėjui. Kaip jau minėjau, pakeliui į finalą pusfinaliuose lietuviai nugalėjo prancūzų 74-70. Ispanai po labai atkaklios kovos 2 taškų persvarą 81-79 įveikė Italijos rinktinę, kuri šiandien iškovojo pergalę prieš Prancūzijos komandą ir laimėjo 3 vietą, o dabar Ramūnas Šiškauskas išlygina rezultatą. 7-7 sužaidus 3 minutės ir 15 sekundžių ir vėl ispanų komandos ataka. Juanas Carlosas Navarro, taiklus metimas. Atsiplėšė dabar nuo savo gynėjo Juanas Carlosas Navarro ir niekas nebesutrukdė jam rezultatyviai užbaigti šios atakos. 9-7 priekyje ispanai. Na, ieškant dar papildomų motyvų, lyg tai neužtektų kovos dėl aukso medalių. Šiškauskas nepavyksta jam. Žukauskas atkovoja kamuolį ir jam ant rankų kabinasi iškart Ispanijos krepšininkai. 10 numeris Karlosas Jimenezas prasižengia. Taigi, jeigu dar galima ieškoti papildomų motyvų, galima grįžti 1999-uosius. Tuomet puikiai žaidusią Lietuvos rinktinę ispanai sustabdė ketvirtfinalyje. Tai buvo bene vienintelios prasčiau sužaistos rungtynės, Lietuvos rungtynės antrajame to čempionato etape, tačiau jos buvo lemtingos, kad lietuviai liko už pirmojo ketvirtuko ribos. Aurelijus Žukauskas nepataiko pirmosios baudos. Aurelijus Žukauskas vakar labai sėkmingai sužaidė visas rungtynės. Aurelijus Žukauskas, galbūt šiek tiek sunkiau jam buvo rungtyniauti puolime, galbūt ne viską sumetė, ką galėjo sumesti Aurelijus Žukauskas, tačiau gindamas jis padarė labai daug žalos, gąsdindamas prancūzų gynybą. 1 taško persvarą dabar turi Ispanija, 9-8. Carlosas Navarro. Jimenezas pro galinę liniją. Ir dar 2 taškai. Vėl įverčia 2 taškus iš po krepšio Ispanijos ekipa, kol kas sėkmingai randantis spragų lietuvių gynyboje, ypač baudos aikštelėje. Šiškauskas. Ginčas. Jis tik įvėlė į tokį
sudėtingą žaidimą dabar Šiškauską 1-1 dvikovoje Jose Calderonas. Ir ginčas. Na, ginčą turėtų laimėti Šiškauskas, turėtų šokti aukščiau. Svarbu tik tai numušti kamuolį komandos draugų į rankas. Ispanai priekyje 3 taškų skirtumo, 11-8. Viskas tvarkoje, Aurelijus Žukauskas atkovoja kamuolį, Saulius Štombergas, Macijauskas. Ir vėl sėkmingai ispanai išsirenka visus žaidėjus, išskyrus Saulių Štombergą. Nepataiko Štombergas, nuima kamuolį Aurelijus Žukauskas. Štombergas ir 2 taškai, 10-11. Jau tik 1 taškas skiria komandas, priekyje ispanai. 4 minutės ir 30 sekundžių sužaista pirmajame Europos čempionato finalo ketvirtyje. Garbachosa perdavimas po Gazoliui.